Mano supratimu, jeigu priklausytų tiesiogiai nuo manęs, tai aš nematau jokios tragedijos, kad iš ten dailės mokykla būtų iškelta. Gynėjų buvo ir bus kiekvienos idėjos, bet aš manau, kad daug miesto interesas yra, kad tas patalpas, ką ir sako gerbiamas prelegentas, kad tas patalpas galima išnaudoti žymiai racionaliau, galima diskutuoti, ar mes ten kažką kitą padarysim. Bet jeigu pastatas naudojama 3-4 valandas, ta prasme šildomas ir taip toliau, toks didžiulis pastatas, tokioj gerai strategiškoje vietoje naudojamas 3-4 valandas, tai yra blogai visom prasmėm ir dėl to galim padiskutuoti. Jeigu gali paskambėti, telefonais padiskutuosiu ir aš manau, kad nesunkiai sugebėsiu įtikinti ir skaičiukus ir visai kitaip, kad išlaikyti tą pastatą šiai dienai, kai miestas yra biednas, nėra, jeigu mes neturėtum kur dėti pinigų, viskas ok, bet mes jūs turime kur padėti ir aš manau, niekasgi nesako, kad mes panaikinsime, nesako, kad sąlygos pablogės. Čia yra suinteresuotų žmonių, kurie sugeba pasinaudoti kitais, užprogramuoja, nespėja pasakyti kažkokio žodžio, aš specialiai pasakiau. Norėdamas iššaukti diskusiją ir kaip žmonės į tai komentuos, kaip atsilieps. Tai aš tas per spaudos konferenciją tikrai pasakiau specialiai, bet lieku prie savo nuomonės, kad tą reikia ir būtina daryti. Na kągi, tų komentarų iš tikrųjų labai daug, klausimų taip pat. Štai Vygandas teigia, matytai, todėl čia kalbama apie dailės mokyklą, kad labai skanioj vietoj, jos nelaimė teko įsikurti. Visiškai teisus, labai fainoj skanioj vietoj, o vaikučiam paišyti ir molbertą pasidėti reikia šviesios. Aš nesu profesionalas, bet kiek pasišnekė su dailininkais, profesionalais ir taip toliau, tai čia nėra kita pusė dėl šviesumo. Papuošim gal ne pati šviesiausia vieta. Jeigu taip jau žiūrint logiškai, galėsiu kaip medikas ir šiek tiek išmanantis ir visuomenės sveikatą galėsiu įrodyti, kad yra daug šviesesnių vietų negu čia. Kad kažkam tai yra patogu, čia yra, tai aš neįvardysiu, kam galėsiu prie progos ir įvardyti, jeigu dar keliamos bus bangos. Nes žmonės turi suvokti. Šiai dienai muziką užsako Alytuje su miesto turtų miesto taryba. Ir jeigu miesto tarybos 14 pasakė taip, vadinasi yra taip ir ne kitaip. Ir aš vykdysiu daugumos nuomonę. Savo nuomonę turiu, bet vykdysiu daugumos nuomonę. Ir manęs mažai jaudina, noriu pasakyti, į eterį prieš Kalėdas ir prieš naujus metus. Visokie suorganizuoti fejerverkai, kai sakau, nuomonė Facebookuose ir kitur mane mažai jaudina. Mane jaudina argumentai, skaičiai ir kaip geriau bus Alytui. Šiuo atveju aš manau, kad tas pastatas yra tikrai skanioj, fainoj vietoj, kad jį galima panaudoti kitom reikmėm daug racionaliau, daug išmaniau, negu iki šiol buvo naudojimas. Pasakiau, kad iš dailės mokyklos neracionalu, kad dailės mokykloje ten naudojamas tos patalpos, jeigu taip pasižiūrėjus, ateina po pamokų ten piešti ir taip toliau. Tai baisus sukilimas, baisus pasipiktinimas. Taip, lieku prie savo nuomonės. Bet dar sprendimo niekas nepriėmė, kaip daryti. Ir niekas nesiruošiaus ar direktoriaus atleisti, ar mokyklos uždaryti. Tik buvo šneka, kad galima surasti, mes turim daug gražių, gerų patalpų, nemažiau šviesių, nemažiau gerų tom reikmėm. Ta prasme, kad papiešti reikia molberto. Pajuokausiu, mano draugas Švirmickas, dailininkas, tai aš manau, kad tuos dalykus jis mane gerai pakonsultavo. Tam pušinė ten tamsiau, negu kur mes galim šviesos, jeigu reikia ir taip toliau. Aš galiu pasakyti nesunkiai, jeigu bandys žiniasklaida su manim ginčytis, skaičiukais galiu įrodyti, kad tas pastatas naudojamas neracionaliai. Tas pačias funkcijas galima atlikti kitoj vietoj. Čia nėra kažkokių specifinių reikalavimų. Šviesi klasė, molbertas pasistatytas ir taip toliau. Ir po pamokų gali ateiti ir ten susirinka dignes. Neigi pietų niekas nesirinka, tikriausiai žinot, į dailės mokyklą. Susirinka po pietų. Tai vadinasi, tas pastatas neišnaudotas racionaliai. Viską reikia naudoti racionaliai. Ir mes negalim, mūsų kišenės ir valdybės biudžetas neleidžia naudoti neracionaliai nei pastatų, nei lėšų, nei žmogiškų resursų ir taip toliau. Ar atsakiau? Direktorius gal papildyti? Aš galėčiau papildyti gerai, galbūt gerai pastebėjo, čia kiekvienas vertina ar įstaigos veiklą, nuopelnus, pasiekimus. Niekas neneigia galbūt tų rezultatų meno srityje, vaikų ugdyme. Mano paties dukra baigė dailės mokyklą, gavo kažkokios patirties, kažkokių įgūdžių, kažką įgijo, bet mes visada suplakam į vieną lokalizacijos vietą ir veiklą, pasiekimus, funkcijas, dar kažką. Tai ar dabar nukentės ta veikla įstaigos, jeigu jinai bus perkelta kažkur kitur, aš nemanau, jeigu lieka, tarkim, tas pats vadovas, tie patys pedagogai, tie patys darbuotojai,